Jei vienas kitas ūkininkas dar kulia vasarinius rapsus, tai didžioji dalis jau susikaupia kitiems darbams. Kasa cukrinius runkelius, rūpinasi sudygusiais ir sparčiai augančiais žemkenčiais. Žieminių rapsų ir kviečių pasėlių priežiūra. Tokia šio reportažo iš lauko dienos tema. Kasmet sėjami ir prižiūrimi, kasmet kuliami, tačiau kaskart vis kitokie. Ir neturi reikšmės vasariniai ar žieminiai, tačiau gamtos diktuojamos sąlygos keičia visas taisyklės ir pasėlių priežiūros technologijas. Kol kas šių metų ruduo panašus į pernykštį, vis dar šilta ir drėgna, žieminiams rapsams ir kviečiams augti visos sąlygos. Tačiau bėda ta, kad rapsui nereikėtų naudotis šiltų rudeniu ir labai skubėti stiebtis, nes žiema ne už kalnų ir jai reikia tinkamai pasiruošti. Vilkaviškio rajone ūkininkaujantis Dainius Mačys rodė savo pasėlius ir ūkininkams ir konsultantams. Kolegoms ūkininkams smalsu palyginti savų pasėlių būklę su kaimyno, o Dainiui įdomu sužinoti, kaip jo darbą vertina specialistai. Rapsas yra puikus, jeigu jisai tokio sustabdytas augimo kūgelis, šaknies kaklelis vis tiek augs. Ir jeigu toks pasiruoš žiemojimui, tikimybė išgyventi jam yra daug didesnė. Bet dabar žada orus šiltus, kaip žiūrėjau į priekį, tai įdomu, kiek dabar veikimas jau bus. Veikimas, pirmiausiai, prisiminkim tai, kad fungicidai neberašo registracijų, kad tai augimo reguliatoriai. Mes ir to negalime sakyti. Bet visi žinom, kad stipriai pristabdo augimą. Ir tas stabdymo efektas yra maždaug 2 savaitėm. Geriausiu atveju 3 savaitėm. Ir kaip vakar dienos parodė, kad prieš 10 dienų purkštas fungicidas jau šiandien nebestabdo. Tačiau būtent reikėtų pabrėžti, kas stebi ir už ekrano, kad fungicidų panaudojimas yra tik vienkartinis. Tai reiškia, tie, kurie jau panaudojo fungicidą rudenį, bet vis tiek rapsai bujoja ir auga, reikia susimastyti, ką daryti, kaip sustabdyti sekantį augimą. O yra būdų? Taip, kreipkitės į kustodiją. Iš tikrųjų yra būdų, šiai dienai rekomendacijose yra Albi, tai bakterijų fermentas, kuris itin stabdo rapso augimą. Jisai nėra augimo reguliatorius iš tikrųjų, bet jo panaudojimas nuima stresą nuo pesticidų augalui, tuo pačiu sustabdo augimo kūgelio tįsimą. Jeigu ištįsta augimo kūgelis, rizika neištverti žiemos padidėja keliais kartais. Todėl rudenį, kai rapsai turi 3-4 lapelius, reikia naudoti priemonės augimui pristabdyti. Kitas svarbus dalykas, jeigu augimo kūgelis sparčiai auga, turi būti geros sąlygos tvirtėti ir augti pagrindiniai rapso šakniai. Todėl augalui turi pakakti maisto medžiagų. Vadinasi, rudenį rapsus naudinga patręšti. Kokias technologijas naudojate sėdami žieminį rapsą ir žieminius kviečius? Arimas ir dirbimas. Nes po arimo, aišku, tas dirvožėmis sunkus, tai naudojam skutiką, kuris yra sunkus ir praktiškai yra laukų, kur vienu važiavimu užtenka vieno važiavimo ir viskas ir sėja. Sėjamoje taip pat su dirbimu ir prispaudimas, privalavimas, viskas vienu sykiu vyksta ir viskas. O iš rudens kokiu nors priemonių trešimas dar kažkas buvo naudota? Taip, trešimas. Kuo trešite, ką? Kiek? Kaltrašiais 0,5 tonus ir paskui kompleksiniais. Šitas 16-tukas 200 ir jarų 728-200. Ir kaltrašiais 500 kg. Na, o dabar konsultantai apžiūrėję laukus įvertino labai gerai, o jūs pats dar rengėtės kažką daryti iki žiemos, ar jau baigėsi darbai? Neaišku, kaip dabar ruduo ir kiek laiko tas tęsis šiluma, reikia stebėti, žiūrėti visą, kiek laiko ištempsim dabar, iki tų šalnų ir kiek augalai vegetuos. Ir aišku, pagal situaciją paskui bus viskas daroma. Kai ruduo šiltas, drėgmės užtenka, augimas būna spartus ir rapsai sunaudoja daug maisto medžiagų. Jei jų užtenka, dirvožėmis geras, viskas tvarkoje. Tačiau tyrimai parodė, kad sutankėjusi ar netinkamai išdirbta dirva gali sukelti rapsui didelį stresą. Kada arimas nusėdo
žemė, tai būna dažnai dirvožėmis susislegia ir va šaknies kaklelis liko. Čia geri 3 cm virš dirvos iškilęs ir jau čia būtent matosi, kad išdžiūvęs ir jau atsiranda toksai kaip plyšys, audiniai sukietėja. O čia būtinai reikia tada, tas boras yra reikalingas, kad jisai vėl suminkština audinius ir užsidaro šitas griovelis, kuris susiformuoja jau šiaip. Tada, jeigu nieko nepadarytumėm, čia pakliūna įvairūs patogenai ir prasideda šaknies puvimas iš vidaus. Šiltas ir drėgnas ruduo palankus kenkėjams, kurie jau iš rudens gali pakenkti būsimam kitų metų derliui. Dainiaus Mačio rapsų pasėlyje aptikta nemažai augalų, kuriuos pažeidė minamuose. Todėl ir kitiems ūkininkams reikėtų apžiūrėti laukus, ar neįsisukęs šis kenkėjas. Kokią žalą gali padaryti minamusis lervos? Jo, čia jau daug kartų minėta, kad šitas kenkėjas plinta. Žala tikrai gali būti ryški, jeigu jinai yra išplitus masiškai. Tenka matyti laukų, kur lapai beveik visi yra pažeisti, o tai tiesiogiai susiję su fotosintezė. Jeigu nėra pagrindinės gamyklos organinių medžiagų, tai automatiškai augalas patiria didžiulį stresą ir stygių maisto medžiagų. Problema galbūt ta, kad mes negalim su kontaktiniais insekticidais sunaikinti šito kenkėjo, o dažnas ūkininkas tengiasi netgi pataupyti, bet mūsų rekomendacijos šitoje vietoje yra griežtos, tai tik tai su sisteminiais mes galim jas pasiekti. Ir rekomenduojam primiktinai naudoti sisteminius registruotus insekticidus, kad tiesiog pašalinti jas, kol dar nėra per vėlai. Nes po to subrendusi šitą lervą, jinai išlenda iš lapo ir tiesiog palieka visiškai pažeistą lapą. O rapsas jisai iš rudens labai yra jautrus maisto stygiui, nes jam reikia suformuoti labai stiprią šaknų sistemą. Augalo lapija savo dydžiu turi būti proporcinga šaknų sistemai, todėl reikia saugoti rapso antžeminę dalį lapus. Minamuose buvo gerai pažįstama kaip kopūstų kenkėjas, tačiau vis daugiau siejant rapsų. Pastaraisiais metais pastebimi vis didėjantis minamusės daromi nuostoliai jų pasėliams. Ką reikia ūkininkams stebėti ir kaip tą rapsą paruošti žiemai? Pirmiausias dalykas, ką jau turėjo padaryti, arba, nežinau, gal kas dar galėtų padaryti, tai makroelementų, makrotrašų atidavimas, nes, aišku, tai turėjo būti atlikta prieš sėją, nes tai, kas kaip visą laiką pagalvojo, kad netrešinės vis tiek iššals, tai turi nusiteikti, kad greičiausiai ir iššals. O šios dienos pagrindiniai darbai stebėti augimo kūgelio situaciją, augimo kūgelio padėtį, kaip vystosi. Šis laukas yra idealus, jisai čia panaudotas priemonės, kurios padės sustabdyti augimo kūgelio tįsimą. Nedelsdami peržiūrėkite, inventorizuokite laukus, stebėkite alternarijos famozės plitimus ir būtent naudokite fungicidus jiems naikinti, tuo pačiu pagelbėti augalui rapsui konkrečiai augimo kūgelio tįsimo sustabdyme, jeigu taip. Toliau, sekantis pagrindinis darbas, rapsas yra boromėgis augalas. Be boro nebus derliaus. Kartais daro kiti tyrimus, dirvožemė yra, boro nėra. Rapsai, auginami rapsą, negalvokite, nėra. Yra technologiškai būtinas, todėl rudenį mažiausiai 150 gramų veikliąją medžiagą privalu įnešti, atiduoti augalui jo geram augimui. O toliau be abejo žiūrėti, ar tai terasarbą, ar prolį, ar albitą iš priemonių, ką rekomenduos mūsų konsultantai panaudoti geram pasiruošimui žiemojimui. Šiuo metu rapsai kaupia jėgas ir potencialą būsimam derliui. Dėl to jiems reikia ypatingos priežiūros, kad susiformuotų didesnis derliaus potencialas, augalai augtų stiprus ir gerai pasiruoštų žiemai. Žieminiai kviečiai dar tik pradeda intensyviai augti. Jiems reikia sustiprėti, užauginti šaknis ir gerai įsikrūmyti iki ateinant šalčiams. Kokie artimiausi darbai laukia žieminių kviečių pasėliuose? Kaip matot, sėja dar nesibaigusi ir ūkininkai dar sėja žieminius kviečius. Tai tikrai daugelis darbų nusikels dar į priekį ir pagrindiniai darbai bus kova su piktžolėm. Kviečiai sėjami labai dažnai po žieminio rapso. Tai tikrai nemažai pasėliuose bus pabirų, o tas pabiras naikinant mūsų rekomendacijos yra prie herbicidų pridėti prolino arba kitų aminorūgščių kompleksų, kad pastiprint patį žieminį kvietį. Ir papildomai verta kalbėti apie mikroelementus. Dabar pasirenkant herbicidus labai svarbus yra momentas atkreipdėmėsi į našlaitę, Veroniką,
notrelę, nes žieminiam rapse tai problema numeris 1 praktiškai, nes ta problema yra sprendžiama kviečiuose ir jinai persiduoda į rapsą, jeigu mes pasirenkam neteisingą herbicidą. Dabar daug kas žiūri į kainas, bet žinokit, 2-3 litai nelems kažkokio tai didžiulio pabrangimo, bet efektas bus labai ryškus. Mūsų rekomendacijose yra argonas, metso, jie yra pakankamai stiprus prieš šitas piktžoles, o kainų skirtumas hektarinį yra 2-3 litai. Tai žinot, čia mes net nekalbėkime apie tai, o aminorūgščių ir mikroelementų kompleksai yra labai įvairūs, mes rekomenduojam rinktis chelatizuotus mikroelementus ir gyvas aminorūgštis, kurios yra pagamintos nenaudojant šarmų ir rūgščių. Nežinia, kada žiema ateis ir kokia bus. Norėtųsi, kad gruodui sukauščių žemę, jie minkštų sniego patalų užklotų žemkenčius ir šie peržiemotų nekeldami rūpesčių žemdirbiams. O kad permaininga lietuviška žiema kuo mažiau pakenktų žiemojantiems javams ir rapsams, reikia ruoštis jau dabar.